con el saludo muy cordial para todos ustedes. ¡Adiós! Ką tu žiūri? Šitame vloge bus ne tik San Jose, o dar ir Karibai. Tai reiškia, kad mes varysime į Puerto Viejo, ten yra visas turizmas. Nu tai ką, žiūrim mūsų cinematic vlog style. Tai ką, chebra, sveiki visi. Aš esu Kosta Rikoj, miestas San Jose. Oras pasaka tiesiog plius 26, biški vėjukas. Aš dar nesu prie jūros. Šitas miestelis yra centre, pačiame centre prie Kosta Rikos. Jis nėra gan didelis, bet Kosta Rika tai yra tokia šalis. Pavyzdžiui, miestas San Jose jis nėra patys saugiausias, bet mes gyvenam Zaipys rajone. Jis neblogas, tikrai ten nėra tokio crime gatvelių. Tai čia yra ganėtiškai saugu. Dabar aš parodysiu jums hoteliuką, apartamentus, kur mes gyvensim. Štai va taip va. Beveik pusė 7 vakarokas ateina ir tai reiškia, kad aš varysiu kažkuo jums parodyti gero. Jeigu matot šitą gerą kamerą, tai reiškia, kad gerą kokybę jūsų laukia. Aš parodysiu jums visą miestą iš viršaus, iš kalnų. Aš gyvenu kaip tik, taip sakant, Kosta Rikos San Jose Beverly Hillse. Kodėl? Nes čia yra rajonas labai panašus į Los Angeles Beverly Hillsą. Ta prasme, kad čia gyvena turtingi žmonės ir namukai čia yra tikrai ahujeni, tikrai geri nameliai ir dėl to čia yra saugiau, nes policijos dvigubai daugiau ir visur kamerai ir šiaip čia amerikonai gyvena ir dėl to taip yra saugu. Tai kad paėmėm kažkokį gerimuką ir varom, parodysim keliuką ir parodysim visą vaizdelį iš viršaus. Šiaip pasakė, kad vakarais geriau nevaikščiot, kur yra tamsiai, bet kas mes tokie, jeigu nerizikuot, šiaip neturiu interneto, nieko neturiu, tik kamerą ir gerą nuotaiką. Tai kad einam. Kodėl aš mėgstu šitą kamerą, nes naktimis galima va taip afigenai filmuoti ir viską jūs matysit mane. Ir šviesos labai užtenka. Gerai, chebra. Plius minus žinau, kur eit, bet iš tikrųjų galėsiu ir negrįžti. Matėt ant kiek čia draugiški žmonės? Tiesiog aš einu su kamera, žmogus pažiūrėjo į mane, pradėjo man majuoti. Chebra, blėt, čia ne Lietuva. Lietuva visi kažkokie heiteriai, blėt. Lietuvoje gyvena heiteriai. Bet dabar keliukas prasideda toks biški atrodantis nesaugiai. Terere, terere. Žodžiu, kažkur ten man reikia eit. Eik tu savo. Ir šiaip nedaug liko. Viso. Eik tu savo.
šitą dieną užskaityta pilnai. Miestas pažiūrėtas, apžiūrėtas. Šiaip čia daugiau nėra ką rodyt, viską šiaip ir matėt. Dabar mes susitiksim. Ui, kur fokusas? Dabar mes susitiksim jau Karibose. Ten bus įdomiausia dalis. Ten yra dar gražiau, dar nerealiau. Ten yra bomba. O čia aš tiesiog rizikavau, kad parodyt jums, ant kiek šitas miestelis yra nemažas. Nu tikrai didelis, chebra. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. She said, te vendo este coco, no te importe con el precio, negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a real y medio. Oiga, negrito, también. Офигенный, реально офигенный. Entonces ella gritaba, cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco, cuidado. Sveiki visi iš Kostarikos ir aš jau esu antrame bute, antrose apartamentuose ir nuo čia prasideda mūsų kelionė džiungliuose. Čia matysi daug gyvūnų, daug visokių gražių vietovių ir aišku parodysiu jums kokios čia kainos, kaip čia gyvent, kaip čia gyvena žmonės ar panašiai. Tai ką gero jums žiūrėjimo. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. I can write a song. Gyvūnas, nežinau kaip lietuviškai, bet rusiškai linivец, gal tinginys kažkoks. Tai va, žodžiu, gražus gyvūnėlis. Tai parodysiu dar kartą. Važiuojam toliau, žiūrim, kad turim, einam prie ėjimo. Labai daug žmonių fotografuoja, nes čia realiai, ne kiekvieną dieną gali pamatyti. O čia jūra. I belong with you, you belong with me, you're my sweet heart. I belong with you, you belong with me, you're my sweet heart. I don't think you're right for him. Think of what it might have been. Took a bus to Chinatown. I'd be standing on Canal. Einam prie jūros, pirmas įėjimas, dabar raudonant vėliavą, tai maudytis negalime, bet parodysiu kaip atrodo. Pirmas mūsų spotas. Opa! Bowery. She'd be standing next to me. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. Love, we need it now. Let's run. Gyvūnai nesibaigia, mes einam toliau ir nežinom kurgi galas. Beveik kiekvienas 5 minutės darom pauzę ir kažką filmuojam. Tai aš realiai nežinau kur gyvūnai, ten ir mes. Medis, tai kad galim kažkur tai daeit. O kur saulė dingo? Ei. Ai va, saulytė. Nu pažiūrėkit, chebra, kaip jūs galit va dabar va šitoj situacijai, sorry už vėją, žinau, kad labai trukdo. O kaip šitoj situacijai galima važiuoti ne ant Karibų, o pirkt kažkokį biterį
pašart ir parduot už štuką 200, nahoj. Hebra, blядь, varykite karybus greitai. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. They come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love. Jau einam atgal, iki krokodilo nedaėjom, bet manau gyvūnų pamatėm nemažai. Iš tikrųjų, aš pirmą kartą visus mačiau beveik. Tai man įspūdžiai beleka, tiesiog beleka. Štai taip atrodo mūsų tokia dienelė nacionaliniam parke. Dabar varysim pietaut, chillint ir tada jau nuspręsiu, filmuosiu kažką ar ne. Jeigu ne, nu tai tada susimatysim greit. Luktelkit, jums praeis porą sekundžių, gal vieną, o man praeis dienelė. Labas rytas, hebra. Žiūrim, ką turim. Rytas prasideda va taip va. Op. Sausainiukai, midijos, alyvuogės. Čia mano firminis salotas. Kažkaip va taip va ir valgysim. They're very friendly. They're not afraid of. Kaip galėjau pamatyti, čia net krokodilai yra. Bet kol kas mes jų nematėm. Jeigu pamatysim, tai duosiu žinot. Ir ką aš galiu pasakyti. Labai patiko, parkas nacionalinis yra labai gražus. Siūlyčiau visiems čia atvaryti. Dabar varysim į Puerto Viejo. Susimatom greit. Tai va, naujas būtas, nauji apartamentai, šiek tiek porą kadrų, kaip jie atrodo. Čia yra toks didžiausias namas iš visų. Čia yra dar terasa, parodysiu irgi. Gamakas. Bet čia nelabai daug gamtos. Nors pakelsim droną ir pažiūrėsit. Iš tikrųjų, čia visur beveik medžiai, visur miškai, džungliai. Ir iškart prie jūros, čia 5 metrų iki jūros. Tai su dronu labai lengvai galima pafilmuoti ir jūrą ir viską. Iš visų bus 4 apartamentai, tai dar liko 1. O kol kas dabar einam fotkintis, daryti gerų nuotraukų, gerų kadrų. Ir tada jau pasijungsiu rytoj vakare, nes varysim į Puerto Viejo centrą. Tai ten pafilmuosiu, kaip atrodo nightlife'as, kokie ten tūsos, nes Puerto Viejo čia toks populiariausias Kostarikoj, šiaip ne kaimas, bet miestelis, kur visi turistai atvaro iš Amerikos, iš Kanados daugiausiai. Tai pažiūrėsim, ką jie ten daro. You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. But your eyes tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm just about you. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. You said you follow me anywhere, but your eyes tell me you won't be there. Čia taip yra, kad vanduo 2,7 laipsniai, o oras gali būti 2,4. Dėl to maudžiatis labai afigenai, bet didelis bangos. Bet šiaip mums netrukdavo, jeigu nerizikuot,
Jeigu nerizikuot, neįt toliau, tai išvis pasaka. Gerai, šiandien tiek. Oras vis tiek pasaka, nors saulytis šiandien nebuvo, bet man labai patiko. Ir varysim jau į kitą dieną ateis greit ir ten pažiūrėsit veiksmą naktį, nightlife, taip sakant. Tai man pačiam įdomu, kaip čia žmonės leidžia laiką, kaip čia žmonės leidžia savo savaitgalį ir kaip jie tūsina ar kažką. Bet manau, čia labai ramiai, nes žmonės neskuba čia, visi labai pasyvūs, tokie ramus, net taksiuorai, nesvarbu kas, jie visi tokie lėti, niekur neskuba, life is slow down. Ok, einam į kitą dieną. Žodžiu, oras šiandien chebra ne kažką, visą naktį lyjo lietus, dabar kaip ir nebėra. Einu iki partės nusipirkti mydijų, kalmaro ir šiaip greitai jau baigsis mūsų atostogos ir varysim į Lietuvą. Kaip ir nenorisi grįžti į Lietuvą, bet reikia, nes laukia labai daug darbo ir labai daug naujų projektų. Tai va, žodžiu, einu dabar, parodysiu jums kaip kainos, kiek kas kainuoja. Žodžiu, daug nereikia, pažiūrėsim tiesiog bazinės kainos ir viskas. Pura vida Kosta Rika, draugeliai. Ką tik buvau pardai, nusipirkau vandens, 6 litrai už 3, žodžiu, jo, už $3 kažkur. Nežinau, ar čia gera kaina ar ne, bet manau, kaip kurortui, tai normaliai. Pomidorai, 2 pomidorai, tai gal sumokėjau euro tram už 2 didelius pomidoriukus, irgi nedaug. Ir varau dabar valgyti daryt, gaminti, taip sakant. Opa, dabar reikia praeit kažkaip. Dar radau futbolo stadioną. Bet čia jau toks, kaip pas mus, realiai. Jie nors turi visur beveik iš natūralios dangos, tai irgi neblogas stadionas, kaip ir toks mažesnis negu turėtų būti, bet natūrali danga. Tai reiškia, kad futbolą čia žmonės mėgsta, myli. Ant kiek žinau, čia sportas numeris 1. Bet vis tiek, nors ir aikštelė netokia viena, bet žmonės renkasi, žaidžia pulę ant natūralios dangos, galima ir be būtų žaisti. Tai va, žmonės kaifuoja. Kaip ir pasakiau, varom gamint valgyt. Dar noriu paminėti, kad čia labai populiaru nuomot mopedus, nuomot dviračius populiaru, nesvarbu, kažkokia tokia technika, kur galit labai lengvai iš taško A į tašką B pervažiuoti. Nu, pavyzdžiui, labai čia populiaru su mopedais, žmonės labai daug važiuoja. Ir dar nepadarykit tokią klaidą kaip aš, nepirkit didelius bananus. Nes čia pas juos toks sortas bananų yra, kuris kaip bulvė pas mus, negalima valgyti, kol nepagaminsi. Tai galima įvairiai pagaminti šitą bananą, bet svarbu iškart nevalgyti, nes jis yra nesaugus. Vakar pas mane prasidėjo, nežinau, jazva, gastritas. Čia vat mes gyvenam. Va ten tiesiai eini ir pirmas posūkis į dešinę. O va čia vat įėjimas prie jūros. Beveik 100 metrų net nėra ir jau gali varyt maudytis, ką mes ir darėm kiekvieną dieną. Mista Patrick Town. Va taip va, žmonės važiuoja. Šiaip įspūdžiai labai faini, kai tu pirmą kartą keliauji taip toli. Tai realiai afigeniai įspūdžiai, bet nepasakyčiau, kad čia wow, koks kurortas. Nors aš dar nebuvau Puerto Viejo centre, bet ten labai daug žmonių sako ir tiesiog nesąmonė pliažas. Dėl to mes pasirinkom ten, kur jauku, kur mažai žmonių ir kur galima ramiai varyti į pliažą ir nesiparintis dėl daiktų ir taip toliau. Nors vis tiek reikia atsargiai. Tai va, buvom Kahuitoj, dabar prie Puerto Viejos, tai visur ramu, figenai. Ok, varau gamint valgyti.
ką, hebra, vat ir atėjom mes į Nightlife, Puerto Viejos Nightlife parodysim, kaip jis atrodo, čia koncertai kažkokie vyksta, žmonių daug, bet kažkokio tokio veiksmų, kai pas mus Lietuvoje ir kažkas su didžiais, tai nebėra. Yra kažkoks vietinis čia regi, atlikėjai stiliaus ir rokas, daug amerikiečių atvarė čia, tai jiems patinka. Mes kažką kitą ieškosim. You are on your surfboard, thinking life is so good. I'm in London waiting for a phone call from you. You can see nothing else, only you and yourself. It's a dream, it ain't real. You don't care about how I feel. You fucking love like Costa Rica, but it makes you forget the real ya. Spending the days drinking tequila. You think you live the pura vida. Va taip atrodo Puerto Vieja. Nedidelis toks kaimelis, bet labai daug turistų, labai daug visokių suvenyrinių prekių ir taip toliau. Žodžiu, Los Palangėlis ant Maksimalkių. Labai patiko šiaip suvenyriniai prekės, nes yra toks brandas pas jos. Marškinėlis daro bet kokią produkciją. Tai va, pasiėmiau porą suvenyrinių marškinėlių ir varysiu greitai į Lietuvą, jau liko vieną dieną pragyvent ir tada jau skrydis tiesiai į Amsterdamą, o iš Amsterdamo į Vilniaus aeroportą, į Vilniaus oro uostą iš Amsterdamo. Tai va, ačiū hebra, kad žiūrėjot, štai vlogo pabaiga, dar keletą gerų momentų įdėsiu ir iki malonaus hebra, iki kitų kelionių, ačiū, kad žiūrėjot, pastatykit laiką, prenumeruokit, komentarą, myliu, bučioju, viso. Ciao. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up